Bet jeigu tu suprastum šito resurso vertę, to gyvenimas būtų iki ir po. Ir žmonės dažniausiai apie tai net nepagalvoja. Dabar kalbu apie, pabandyk spėti, apie tavo laiką. Brangusis, dabar kalbu apie tavo laiką. Nežinau, kada tu mane dabar žiūrėsi. Jeigu imam atskaitos tašką pirmadienis, dabar kaip pavyzdys penktadienis, kada aš darau šį video. Atsisuk atgal, ką tu nuveikiai per tą laiką. Ar tai, ką tu veikiai, tave pačią patį džiugina, ar tai tiesiog, ėjau rutina, pilka ir neturiu net ką prisiminti. Kažkaip aš tą laiką praleidau. Kažkaip. Tai jeigu pas tai viskas vyksta kažkaip, pas tai viskas vyksta atsitiktinai, vadinasi, šito resurso tu nevertini ir tavo gyvenimas teka taip, kaip teka. Ir šis mano video yra skirtas tam, kad tu suprastum šito resurso vertę. Ir kai tu ją vertę, čia gal ją reikia sakyti, iš tikrųjų suprasi, keisis ir tavo būsena, ir tavo jausena, ir tavo gyvenimo rezultatai. Ir žinai, didžioji dalis atsikelia iš ryto, ir vėl reikia eiti į darbą. Tačiau, jeigu tu pradėtum savo dieną, aš turiu dar vieną dieną, dar vieną nuostabią dieną arba dar vieną nuostabią savaitę. Ir kodėl aš taip pradėjau? Šią savaitę man teko palydėti 14 metukų berniuką Anapilin. Taip. Tai yra didelis skausmas artimiesiam. Ir net jeigu aš jo asmeniškai nepažinojau to berniuko, aš stebėjau tai iš šono. Mačiau tik jo nuotraukytę, nes ten buvo urna. Ir mačiau jo atėjusius klasiokus. Jam tik 14 metų. Jis daug ko nepatyrė. Galbūt nepatyrė, greičiausiai, kad nepatyrė pirmosios meilės. Taip. Jis nepatyrė savo svajonių. Jis iš vis nepatyrė gyvenimą. Pas tai yra 14 metų, tai yra labai, labai mažai. O tu dabar mane žiūrėdamas, turi galimybę patirti visą spektrą. Tiek jausmų, tiek veiksmų, tiek rezultatų. Ir jeigu tu dabar jautiesi taip, kad tave nieks nedžiugina, kad kažkoks keistas gyvenimas, kažkokia valdžia netokia, nėra prasmės, taip. Tai vadinasi, tu nevertini savo laiko. Nes kas yra gyvenimas? Gyvenimas tai yra laikas. Jeigu tu jo turi, tu vadinasi gyveni, tu dabar turi laiką. Jeigu tavo laikas baigsis, tavęs jau čia nebus. Tu būsi kaip ta siela, kaip dvasia, tiesiog toj erdvėj, kurios negalima paliesti, kur mes tik žinom teoriškai, kaip ten iš tikrųjų yra, mes nežinom. Ir kol mes nevertinam savo laiko, mes nesuprantam jo prasmės. Nes ne kiekviena gyvybė užsimezgė ir ne kiekviena gyvybė tęsia savo gyvenimą. Ir tai, kiek tau skirta, tu gali pragyventi apatijoj, tu gali pragyventi kitam kraštume bėgime. Kada yra bėgimas? Yra 2 momentai, kai žmonės nejaučia gyvenimo skonio, tiesiog kažkaip pilkai viskas vyksta. Yra kitas momentas, kai žmonės užsiema ne savo reikalais, tuomet jie nieko nespėja. Sako, aš tiek visko prisiplanavau ir vėl nieko nesuspėjau. Kodėl nesuspėjai? Todėl, kad tu atėmei iš kitų tai, ką jie turėjo daryti, tu nepasitiki kitais ir manai, kad tu moki geriausiai. Čia kaip pavyzdys, paimkim, jeigu tu esi vadovė ir turi savo pavaldinių. Ir tu moki tas savo pavaldinių funkcijas atlikti netgi geriau ir greičiau už juos. Ir tu, ką aš čia įmokinsiu, aš tiesiog greičiau paimsiu ir padarysiu. Taip? Ir tuomet ateina laikas, kai tu perdegi. Taip? Ir čia tas perfekcionizmas, aš galiu geriau. Bet ateis laikas, kai tu perdegsi ir pavargsi. Ir nei tas tavo pavaldinys išmoks tą funkciją daryti, nei tu turėsi laiko savo kitom užduotim atlikti. Tada pas tave tas toks, aš nieko nespėju. Bėgu ir nieko nespėju, net nespėju sustoti ir pasidžiaugti. Taip? Tai va čia, kai užsiemu ne savo reikalais. Grįžtam prie to kito momento, kai aš jaučiu apatiją, kai manęs niekas nedžiugina. Vadinasi, tu vienas dalykas, neini savo keliu.
Jeigu eini savo keliu, irgi ateina tas momentas, kai tave net ta veikla, kurią tarsi turi mylėti, tavęs jau nebedžiugina, nes tau atėjo laikas aukti, lipti į naują laiptelį, daryti daug didesnius darbus, bet tave sustabdo baimė, o gal aš nesugebėsiu. Bet tavo laikas tai tiksi. Ir kuo tu pasidžiaugsi, kad ateis tas momentas, kai iš tikrųjų tau reikės išeiti, skirtingai, gal kam 50, kam 80, kam 100, ir tu atsisuksi atgal ir neturi ko pasidžiaugti. O kodėl tu neturi pasidžiaugti? Todėl, kad tu nesieki didesnės prasmės, todėl, kad tave sustabdė baimė, o gal aš nesugebėsiu. Bet, brangusis, jeigu tu jaučiasi, tai tu vadinasi gali tai, ką moki dabar, tai, ką darai dabar, pasirinkti, su kokiu jausmu aš tai dabar darau. Net jeigu šią minutę tai yra ne tavo, o tik tai tau, skaičiukas banko sąskaitų, tiesiog gauni už tai atlygį. Tai vadinasi, arba aš pasvarstau, kas mane džiugintų ir nesvarbu, kiek man metų. Šiandien irgi turėjau patirtį, tiesiog susidūriau, kai matau, kad nuostabi moteris turi nuostabią svajonę, bet save nuo jos sulaiko. Ir jinai dėl to kenčia. Tai vad nesvarbu, kiek tau metų, jeigu tu turi svajonę, ta svajonė iki tave šiaip savo neatėjo. Tu ją gavai kuo tu tiki, iš aukščiaus. Pavadinkim taip, iš aukščiau atėjo ta mintis. Nė viena mintis neateina šiaip savo. Tik tuo met, kai tu tai gali gyvendinti. Taip, tai vadinasi, imu ir gyvendinu, ir ieškau. Ir kaip pasitikrinti, ar tai yra mano. Kai tu pradėti į tą pusę, tą kryptim, ir matai, kad tarsi duris pačios atsidaro. Kažkaip viskas savaime vyksta. Tai va tu eini savo keliu. Aplamai, kas liečia moteris, tai mes nesutvertos, nei sunkiai dirbti, nei sunkiai eiti. O tą kryžių, kurių mes susidėjom ant nugarytės, susidėjom pačios. Taip, dabar šį kartą ne apie tai tema, apie laiką. Ir duosiu pavyzdį. Galima dirbti paprastą darbą. Jeigu tu matai, kad tu esi tokių metų arba tiesiog nenori nieko keisti, gali tą darbą dirbti, jis tavęs nesargdina, tu tiesiog eini neutraliai. Bet kaip tuomet padaryti tai su džiaugsmu? Duosiu pavyzdį, čia iš kitur aš apie tai esu girdėjusi, valytojas, 2 valytojai, šlavėjai gatvės. Ir pakalbina, kuo tu užsiemi? Vienas sako, aš tiesiog gatvės valytojas, taip jisai nesmagiai, net nefainai pasijautė, kad jis tik tokį darbą dirba, čia kiekvienas galėtų tai padirbti, tarsi žeminantis į darbą. Pakalbino kitą žmogų, jisai sako, aš valau taką į šventovę. Jaučiat skirtumą. Iš tikrųjų, ten netoliese buvo bažnyčia ir jisai tą taką iššluodavo. Ir tas takas į šventovę, tai nebūtinai turi būti prie pat šventovės. Galbūt tas takas į šventovę kitam žmogui yra iš kito miesto galo. Tai visas tas kvartalas, visa ta gatvė ar kelkraštis, šaligatvis yra takas į šventovę. Ir kai tu dirbsi savo darbą, su ta nuotaika, kad tu tarsi ta paslauga tavo, tai kažkokiu tai būdu prisideda prie tavo vidinės šventovės, prie visų žmonių šventovės. Tai yra tik būsena. Tu ar taip, tą darbą, tas 8 valandas, jeigu esi samdomam darbe, tu vis tiek dirbi, kad gautum tą skaičiuką, ar minimumą, ar didesnį, nesvarbu. O tai kas tau trukdo tą laiką paversti tau prasmingu ir kad jis tau suteiktų džiaugsmo, kad nebūtų taip, kad atėjo laikas, aš jau, kaip sako, nuvarytus arklius nušaunu, nes kai aš einu per prievartą, kai aš save ko neveikiu, kad aš darau tai, kas man nepatinka. Jeigu tu nežadi nieko keisti, tai tu pakeisk požiūrį tai, ką darai. Vis tiek tame, ką tu darai, yra momentų, kurie tau patinka ir kur tu gali duoti prasmę tai savo veiklai. Ir tu ją gali daryti su džiaugsmu. Ir jeigu tu darysi tai su džiaugsmu, vadinasi, tu vertini tą laiką, kuriuo laiku tu tą darbą darai ir tau tai duoda pasitenkinimą. Ir tu iš vidaus tarsi pasimaitini. Kodėl vieni žmonės ateina vakar, sako, ups, aš dar nevalgiau, bet lyg tai ir soti. Mums suaugusiam daug maisto nereikia. Iš tikrųjų, mes labai daug galim pasimaitinti savo vidiniu džiaugsmu ir savo idėjom, savo norais, savo ketinimais, kurie mums šviečia, kur mes einam.
Bet jeigu mes neturim užsidavę savo nei ketinimų, nei tikslų, nei vizijų didesnių, mes tada pradedam merdyti ir mums yra nuobodu. Ypač moteriams ateina laikas, kai pradeda keistis hormoninė sistema ir jos tada krinta į apatiją. Jos tiesiog pradeda arba kabinasi už vaikų ir savo vaikus pradeda dusinti, nes jiems pradeda skambinėti, kaip tau sekasi, ar viskas gerai, ar, žodžiu, pradeda mokinti, vietoj to, kad jos gyventų savo gyvenimą ir susikurtų savo naujas užduotis, leistų vaikam gyventi, leistų jiems daryti savo klaidas ir atsivertų savo naują etapą, o ką aš galiu dar geriau. Taip? Ir tada atsiranda energija. Energija atsiranda, va čia tiems, sukluskit, tos ir tie, kurie šiuo metu atrodo neturi jėgų, neturi energijos. Taip gali būti kūnas nusilpęs. Gali tai būti. Ypač jeigu turit lėtinių ligų, tai ženklas, kad jūs einat prieš save. Jūs pati paleidot susinaikinimo programą. Iki manęs tai viena klientė ateina su tokia programa, tiesiog mes jas keičiam po to. Ir atsiranda pas moterį viltis, ir baigėsi skydliaukės problemos, ir širdies permušimai, ir pulso dūžiai, viskas susitvarko, ir nemiga pasitraukia. Kai mes atrandam priežastį ir duodam kryptį, bet dabar ne apie tai. Grįžtam prie to laiko, kurį tu turi. Taip? Tu juk neišėjai kaip tas 14 metų berniukas. O tu suprask, kokią dovaną tu turi. Ir jeigu tau praeis savaitę ir mėnesį, tu atsisuki atgal ir kaip ir nieko nepadariau, čia irgi du momentai. Vienas momentas gali būti, kad tu iš tikrųjų padarai daug, bet tu nevertini to, ką darai. Tiesiog tau tai gaunasi lengvai, natūraliai ir tau tai nevertinga. Ir atrodo, kad aš nieko nepadariau, neturiu kuo pasidžiaugti. Bet jeigu tu suprastum vien tą momentą, kad tau tas laikas buvo duotas, tu jį pragyvenai, tu jame kažkuo dalinaisi, darai tai, kas tau gaunasi geriausia, tuomet tu pajaustum pasitenkinimą, kad aš pragyvenau, aš kažką nuveikiau ir pasidžiaugtum ir padėkotum viduje savo pačiai, ar ten kažkam, kuo tu tiki, kad aš čia šauniai tą laikotarpį pragyvenau. Ir net jeigu tu nieko ypatingo nepadarai, pasidžiaug, tu pailsėjai. Nes mes nevertinam netgi, kai ilsimės. Taip? Nevertinam, kas čia, pagulėjau. O kiek žmonių nemoka pagulėti ir atsigauti, nes jiem atrodo reikia varyti ir eiti, kol nušauna kaip nuvarytus arklius. Taip? Tai jeigu aš pasibelsiu tau širdutę ir tau tas toks kilbės, kad tikrai aš turiu labai vertingą resursą. Aš turiu laiką ir ką aš galiu padaryti prasmingo, bet ką aš noriu pamokinti, prabudai iš ryto. Būtų, aišku, tobula būtų bent jau iš vakarų, kitiem prieš savaitę. Ką aš galiu padaryti? Kelis darbus vertingus per dieną ar per savaitę, ko aš iki šioliai nedariau. Kas man suteiktų džiaugsmą? Vienas darbas turėtų būti, kas man suteiktų džiaugsmą. Taip? Vienas darbas, bent vienas per dieną, kuris man suteiktų džiaugsmą. Tu galbūt tai ir darai, gal tai ne darbas, o kažkoks tavo ritualas. Tiesiog turi kavos pertraukėlę, bet tu ją naudojasi kaip savaime suprantama. Bet jeigu tu dienos eigoje, aš iki pertraukėlės padirbėsiu, bet jau kai bus mano kavos ar arbatos pertraukėlė, aš atsisėsiu, aš jausiu, kaip paimu puodelį ir aš savo priminsiu. Aš neišėjau kaip tas 14-metis berniukas, kurio jau nebėra. Aš geriu šitą arbatą, kokią aš dovaną turiu, aš turiu laiko, aš dar turiu galbūt daug laiko, gal visai nedaug. Niekas nežino, brangusis, kiek tu turi laiko, kiek tau jo dar skirta. Gal to skirta tik rytoj viskas bus taip, kaip su tuo berniuku. Tai pragyvenk kiekvieną dieną, o ką aš galiu bent vieną dieną padaryti savo, kažką savo, kas mane iš tikrųjų džiugintų. Jeigu nieko special negali susikurti, gal tikrai atsisėsiu arbatą ir ne ten dėliosiu kaip kotletus maišysiu, ne, reikia vaiką paimti, reikia nuvežti, reikia nukučius padavoti. Ne, aš dabar geriu arbatą. O dabar noriu, kad kiekvienas, kuris žiūrit mane, nesvarbu ar tiesiog ir įrašą, o dabar pajauskit, dabar aš esu, stebiu Lina Lasi, kažką tai pasakoja, kažkas man atliepia, su kažkuo galbūt nesutinku, būsiu dėkinga už komentarus. Taip, ar jums tai atliepia? Pajausk, dabar save. Įkvėp pilnai, aš dabar gyvenu, kokią aš turiu dovaną. Galbūt tu gali, ką aš čia Linos klausysiu,
man dabar reikia bėgti namo, reikia vakarienę paruošti. Ne, tu stabtelk tik keliom minutėm. Taip, tik keliom minutėm. Ir pajausk savo laiko vertę. Va dabar, kad tu iš vis pajausk vertę ir pajausk dėkingumą, kad tu dabar, turi kelias minutės pažiūrėti, paklausyti. Kad tu turi rankas, kojas, kūną. Net jeigu tu esi ir ligotas. Yra žmonių, kurių visai nebėra. Tai kuris variantas geresnis? Ar to, kuris jau išėjo, to, kuris dar galbūt ligotas guli lovai, bet jis turi šansą, jis turi galimybę ieškoti. Beje, ligos kodėl duotos. Ligas gauni, kai tu neklausai savo vidaus, eini prie save, darai, ką reikia. Ne tai, ką nori, bet ką reikia. Yra dalykų, kurias reikia daryti, kad reikia. Bet mes į tai irgi galim padaryti požiūrį. Bet jeigu pas tai viskas nuo ryto iki vakaro tik tai, kad reikia, brangioji brangusis, tikrai ateis momentas, kai tu atsigulsi į patalą. Ir labai sunkia lėta liga, taip, kuri tave iš lėto kankins. Nes tu save iš lėto kankinai, kad reikia. O tu tą žodį, kad reikia, gali pakeisti ir kad noriu. Taip. Tai va, visą tą mes mokinomės su mano klientais, bet aš dabar ne apie tai. Aš noriu, kad tu išgirstum apie laiką ir apie jo vertę. Ir po to pabaigoje aš pasakysiu, ką aš dar sugalvojau tau dovanai, beje, nemokamai. Tai išlik iki pabaigos. Taip. Grįžtam prie ligų. Jeigu tu arba to aplinkoje yra žmonių, kurie serga lėtinėm ligom arba niekaip negali pasveikti, tai buvo momentas, kai jie arba jautė labai didelę kaltę, arba tiesiog nusprendė, nenori gyventi. Ir toks juokais galima pajuokauti, kad aš anksčiau labai mėgdavau rodyti, man jau iki čia, gal kuris labai mėgsta atrodyti, man jau čia visko sočiai. Taip? Nedarykit taip, nerodykit. Nerodykit taip negerai iš tikrųjų. Viskas dar prieš akis, nesvarbu, kiek mums metų. Tai jeigu turi ligas, vadinasi, tu savo laiką vertinti kaip ligos patale, nesąmoningai, pasiniam lygmenį yra paleista susinaikinimo programa. Ir jeigu tai tiek į tavęs, tu jau tai gali spręsti, tu jau gali pasveikti, bet tik tai turi eiti dviem kojom. Dažnai žmonės arba gydosi fizinį kūną, arba nueina į kitus kraštutinumus, abrakadabra, aš tik tai melsiuos, arba aš tik medituosiu, arba aš ten tik tai, kažką prieš mėnulį padarysiu, žvakutę uždegsiu, ar, žinau, kiti samdo moterytės, kad melstųsi. Čia brangiai yra kraštutinumai. Jeigu mes turim kūną ir turim jausmus, kūnas yra materialus, jausmai yra neapčiuopiami. Nes jeigu mes gydomės, mes turim gydytis ir kūną, ir jausmus. Taip. Ir iki manęs, kurios atėjo klientės ankstesnių mokymų, ankstesnių kursų, ar labai sėkmingai iš tikrųjų skydliaukės problemos sprendėsi, širdutės permušimai, nemiga, taip, kai mes gydom ir kūną, ir jausmus. Bet dabar ne apie tai. Aš noriu, kad tu susimastytum apie laiką. Vien tai, kad tu pradėsi gerbti ir vertinti savo laiką. Kai tu pajausi jo vertę, aš esu, kažkas jau išėjo. Kiekvienas tavo aplinkoje tikrai yra žmonių, kurie išėjo. Gal tu savo tėvelius dar turi, gal tau prosenėliai išėjo, ar seneliai, ar kažkokie giminaičiai. Bet tu esi čia. Ir kaip tu panaudoji dabar savo laiką? Ar beprasmiai kažką, pažiūrėsiu serialą, ar kažką, tiesiog pasėdėsiu, paliūdėsiu. Galima sėdėti ir liūdėti. Arba pasidėsiu, pasigraušiu. Koks blogas gyvenimas. Arba apkalbėsiu draugę. Aš neturiu laiko apkalbėti draugės. Tiesiog neturiu tam laiko. Nes aš labai vertinu savo laiką. O ką aš galiu vietoj to padaryti prasmingo? Taip? Kas mane pradžiugintų? Taigi grįžtam prie to momento, kur sakiau, užsiduok savo vieną dienoj darbą, kuris tave pradžiugintų. Ir vieną darbą, ką aš galėčiau naudingo visiems padaryti. Galbūt jeigu tu esi samdomam darbe, jeigu tu tai, ką darysi su džiaugsmu, įvertinsi tai, kad tai ne tik kažkoks rutininis darbas, bet juk aš tai darau dėl kitų. Net jeigu aš esu siuvėja, ar ten baldus kažkaip montuoju, ar esu virėja, juk aš kažką maitinu, taip? Ar kažkaip kitaip jūs ten prisidedat, kažkokius produktus parduodat. Juk aš duodu vertę. Ir jeigu tu su džiaugsmu tai darysi,
tu tą energiją perduosi į tą savo produktą, kurį tu dirbi, kurį tu kuri. Ir tas, kuris tai įsigis, jisai jaus visai kitą energetiką. Taip. Ir kodėl šalia vienų žmonių norisi būti, šalia kitų ne. Vat tie, kurie nevertina laiko savo, kuris jiem yra duotas, šalia jų būti nesinori. O vat prie kito jis atrodo nieko nekalba, nieko nesako, tiesiog gera būti. Pabūkim, galim nekalbėti, tiesiog gera būti. Taip, tas žmogus vertina laiką, jis tiesiog dėkingas už tą laiką, kurį turi. Ir kadangi net jeigu jis niekur nekalba, tau gera būti šalia jo ir pabūti jo energetikoje. Tai kur aš tave noriu pakviesti? Aš kartą metuose darau tokią kaip ir dovaną. Aš labai tai vertinu, kad man kuriejas davė tiek laiko ir aš galiu ir padaryti ir dovaną. Pakviesti tave iššūkį, kad tu pajudėtum iš to pastrigimo būsenos, kur tu esi. Mes kiekvienas turim kažkokią būseną, kuri mus netenkina. Ir kad ir kaip ir aš sakydavau, ne, man viskas gerai, man flow, aš puikiai jaučiuosi, man viskas gerai. Bet mes kiekvienas esam tam tikram laiptelį, tam tikroj klasiai, tam tikram lygmenį, pasiekimuose. Ypač jeigu tu jautiesi pastrigus, tai čia jau be kalbų pasinaudok mano iššūkiu. Bet jeigu tau kaip ir neblogai, pagalvok, o kaip gali būti dar geriau, o ką aš galiu duoti dar daugiau pasauliui, jeigu aš dar labiau pradėčiau vertinti savo laiką ir save. Ir jeigu aš atraščiau dar daugiau pasitikėjimo ir gebėjimo, nes ką mes per iššūkį, mano mintis bus tokia, mintis vat ir atėjo, kad mes visi turim ribotą pasitikėjimo kiekį. Tam momentui mes turim va tik dabar, va tiek, kiek aš dabar turiu, tiek finansiškai, tiek kokia mano sveikata, kokia mano energija, va toks mano pasitikėjimas. Taip, jis tam tikro lygmenio. Bet jeigu aš noriu eiti į kitą klasę, į kitą kokybę, į kitą prabangą, ar kitam nereikia prabangos, tiesiog į kitą kokybę, taip sakykim, į kitą gausą, į kitas apimtis darbų, kitus ten profesijas galbūt kitas, arba tiesiog realizuoti save, tu turi įgauti kitą pasitikėjimo lygmenį. Ir tam reikia, kad kažkas tave iš šono stukteltų, kai yra grupė ir visi su panašiu ketinimu išjudėti ar pakilti dar aukščiau, tai yra N kartų stipriau, netgi kartais negu kad vienas su vienu, aš dirbu ir su asmeninės sesijas vedu, mes dirbam vienas su vienu. Kaip ir atrodytų tiesiogiai su žmogum, bet pastebėjau, kad labai didelė energija yra, kai grupė yra nusiteikusi išeiti visai kitą lygmenį. Taip? Tai tu turi tokią galimybę. Ar pakomentuok, kad noriu sudalyvauti šitame iššūkiui, noriu pajudėti savo taško, noriu pabandyti, ką čia ta Lina Lasi duoda, tačiau pas mane yra sąlyga. Aš labai vertinu savo laiką, todėl klientus atsirinku netgi ir į nemokamus iššūkius. Aš atsirenku žmonės. Kodėl? O todėl, kad jeigu tu būsi iš tų, kurie tokie pasyvūs, pažiūrėsiu, gal darysiu, gal ne, tu tempi visos grupės energetiką. Todėl aš labai atidžiai pasižiūrėsiu, net ir šitam nemokamam iššūkį, pajudėti iš mirties taško, negalime čia gal mirties, bet pastrigimo taško. Tai pokalbiui, aišku, pirmiausia, tai duosiu anketukę tokią. Jau dabar komentaruose priseksiu. Arba jeigu žiūrėsi įrašą, irgi pasidaryk kažkur, arba man parašyk, kad nori, aš tada atsiųsiu tau asmeniškai. Užpildys trumpą anketą, aš pasižiūrėsiu, kokia tavo problema, iš kur tu nori pajudėti. Ir aš matysiu, ar tu tinki šitai grupiai, nes grupė nebus didelė. Taip? Ir tada aš tai pasikviesiu asmeninį sesijai, 15-20 minučių, gal pusvalandžiui, pasižiūrėsim dar kartą tavo problemą, kiek tu nusiteikęs. Ir jau tik tada tu papulsi į tą nemokamą grupę ir galėsi keliauti su manim. Tai vat viena sąlyga turi būti mano komandos narys. Mes apie tai, mano bendruomenės narys, narė, mes apie tai pasikalbėsime, kai tu užpildysi anketą. Tai kitokio aš tiesiog net stebėtojų mums nereikia. Nes tai yra, ir tu energiją atiduosi tuščiai, nevertinsi savo laiko. Ir aš su energija tarsi nuvertinsiu. Tai ką, brangiai, brangusis, jeigu tu nori pajudėti savo taško, jeigu galvoji, blemba, užsibuvau aš jau ten, kur esu. Arba apatija kažkokia, nieko nenoriu daryti, visą atidėlioju, pradedu numetu. Man tai labai pažįstama, nes aš tame irgi buvau. Arba turi viziją, bet niekaip negali pradėti. Niekaip negali pradėti.
Bet kažkokio trūksta timtelimo postumio. Aš manau, kad tas postumis bus. Tai ką, brangusis, apkabinu ir sakau tau iki, būsiu dėkinga, jeigu nors kažką, tai nors kažkiek tavį įkvėpiau ir tu man ar laiką, ar širdutę, ar komentaruose kažkokią tai parašysi, kad, na, tiesiog įsikvėpiau, ar ne? Aš suprasiu, kad reikia daugiau tokių video. Taigi, pradėk mane sekti, jeigu žiūrint, kur tu ten mane matysi dabar šitą mano video. Ir komentuok, kad noriu keliauti toliau kartu. Ir aš tau pažadu, kad jeigu aš tave pasirinksiu, tu tikrai pajudėsi iš savo pastrigimo taško. Taigi, su meile, Lina Lasi. Laukiu tavo komentarų.